Tavo manifestacijos neveikia? Galbūt tavo finansai nėra tokie, apie kokius svajoji? Gal tavo santykiai toksiški ir svarstai, už ką tau toks vyras tavo gyvenime ar tokia moteris? Aš pasakysiu 5 dalykus, kurie įtakoja tai, kokia yra tavo realybė. Pirmiausia, tai, ko tu nori, ne visada tu tiki, kad esi vertas to. Jeigu tavo norai yra apie didelius finansus, bet viduje tu tiki, kad nesi vertas, kad finansai tave sugadins, kad finansai yra blogis, tavo norai gali būti labai stiprus, bet vis tiek nugalės tikėjimas, tuo, ko tu viduje tiki. Jeigu tavo noras pritraukti partnerį, bet tu tiki, kad visi vyrai kiaulės, tu pritrauksi tai, kuo tiki, bet ne tai, ko tu nori. Tai norint pritraukti savo norimą rezultatą, visų pirma reikėtų perkratyti savo tikėjimo įsitikinimų sistemą ir pamatyti, kurioje vietoje priešinasi noras tikėjimui. Nes visada, kai yra noras, tikėjimas nugalės. Antra, kiekvienas žmogus yra savo gyvenimo kūrėjas. Jis turi savo poreikius, savo norus, savo įsitikinimus, savo galimybės, savo ribas ir taip ir toliau. Ir antra, jeigu mes manifestuojame, kad norime pritraukti kitą žmogų, pakeisti kitą žmogų, to neatsitiks, nes negalime įtakoti kitų. Kiekvienas turi savo viziją ir kai manifestuojame, galime galvoti, įtakoti tik save. Kiti žmonės, jie mūsų vizijose, fantazijose, noruose negali dalyvauti, nes tai užkerta kelią mūsų energijos pratekėjimui, kai norime kažko dėl kitų. Trečias dalykas, kuris kuria mūsų realybę, tai yra mūsų veiksmai. Tai, ką mes darome, norint pasiekti rezultatą. Ir jeigu tikimės, kad kažkas pasikeis ir mes tapsim laimingesni, mes perduodam atsakomybę tam kitam žmogui. Tačiau mūsų rezultatas, mūsų trokštama vizija reikalauja mūsų pačių veiksmų. Ketvirtas skamba apie tai, kad turime atsitapatinti nuo norimo rezultato. Nes kuo mes labiau prisirišame prie rezultato, tuo labiau kuriasi jėgos, kurios atstumia nuo to rezultato. Jeigu mes kažko labai norime, siekiame kažkokio tai rezultatas kuria pakankamą jėgą, kuri stumia mus nuo rezultato. Ir mes dažniausiai jo tokio nepasiekėm. Kitas variantas yra, kad yra 1000 kelių, kaip mes galime pasiekti norimą rezultatą. Ir jeigu mes prisirišame prie kažkokio vieno kelio, mes kitus kelius užkertame ir tiesiog neįmanoma to pasiekti. Tai kažko trokštame, norime daugiau finansų ir leidžiame savo pasiduoti įvairioms galimybėms atsiradusiems mūsų gyvenime. 5. Kiekvienai svajoniai, kiekvienam tikslui, idėjai reikia laiko, kad būtų subrandinta, kad išaugtų ir duotų vaisių. Tas pats kaip ir jeigu mes pasėjame kažkokią tai sėklą, mes tikime, kad jinai neužaugs per naktį. Tam reikia laiko, kad jinai tiesiog išdygtų, kad atsirastų daigas. tą daigą mes laistom, duodam saulės, duodam tinkamas sąlygas, iki kol tada augalas pražysta. Ja? Taip ir mūsų kiekvienam rezultatui, kiekvienam darbui su savimi. Taip pat ir coachinguose sesijose mes su klientais, kai dirbam, rezultatas neateina per vieną sesiją. Su partneriu po ilgo bendravimo pradedi bendrauti maloniai, tai nereikia tikėtis, kad partneris per naktį pasikeis. Tam reikia taip pat laiko. Ir kai yra viskas apjungta, kai mes peržiūrim savo įsitikinimus, juos transformuojam, kai suprantam, ar mes įtakojam kitus, ar tai tik tai mūsų pačių yra svajonė apie mus pačius, kai rezultatui mes darome veiksmus, prisimu atsakomybę,
ir žengiam žingsnį. Ir kai neužsitapatinam ant to rezultato, nesuteikiam jam daug emocijų, kad tai dabar pakeis mano gyvenimą, mes duodame laiko, mes įgauname galią ir mūsų tikslai, mūsų idėjos, jos manifestuojasi, jos įsigyvendina.